Matote? Wow. Aš noriu atskirai šiandien. O tai jūs nenorit ar toliau nuvažiuoti? Jau jūs mums čia. Labas rytas. Visi dar miega. Pirma naktelė. Sakyčiau šaltoka. Atsikeliu naktį 3 ryto. 3 laipsniai pasižiūrėjau. Po kaldra šiaip tai viskas liuks. Bet jeigu tik tai iškišim savo kūno dalelytę, iškart šala. Ir dabar atskėlus taip drėgna. Nu toks biški palapinės vibes, bet išmoksim iš pamokų ir gal jau biški atšils vėliau. Čia, aišku, žolę pradėjo pjaut nuo 6 ryto. Šiandieną laukia visai nemaža. Važiuosim iki Energylandiją. Mes jau ten buvom kažkada su talžūnais, važinėjom su atrakcionais. Bet dabar važiuosim ten miegot. Kažkur yra kempingas. Nuo čia Elk miestelio iki Energylandijos 600 km. Pažiūrėsim, kaip mums šiandien seksis šitą visą atstumą įveikti. Tikiuosi bus nuotykių. Tikiuosi jums patiks žiūrėti. Ir ačiū, kad žiūrėjot praeitą video. Jeigu jau antrą šitą įsijungėt, tai iš viso nerealu. Žodžiu, čia visi dar normaliai miega. Aš einu siurprizą padarysiu. Nupirksiu šiltų krosanų. Thank you. O, nupirkau visokių čia sulčių, krosanų, arbatas, mėsyčių, jogurto, užtepėlių, batono. 28 eurai. Visai gera kaina. Einu, va, iki kempo. Čia visiškai šalia. Šiaip kempas tai labai geras. Ryte tik tai pradėjo žolę pjauti, nes pirmadienis, tai gal jie čia anksti ryte pradeda darbus. O šiaip tai labai geras kempas, vykęs, pats pirmas. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Aš jau apsipirkau, išėjau lauką. Žiūriu, kameros nepasiėmiau. Tai gerai, kad nieks nepaėmė. Antras kempo dalyvis irgi atsibūdęs jau. Pila AdBlue, kad būtų blue. Štai ir trečioji dalyvė jau atsikėlė. Karlis, Aistė. Ne. Kaip tu miegojai? Gerai, tik kaklas skauda. Ir kodėl? Kažkaip numiegojau gal. Parnešiu tau krosanų. Gerai, dabar reikia virti kiaušinių. Tai kas versijos? Ta. Einam ieškoti, nes čia nieks neįsikelia. Kas čia dabar? Labą rytą. O Jezu, kaip blogai miegojau. Rimtai? Jo. Kodėl? Blema, žinok, kažkaip keliu 7 kartus gal. Šalta gal buvo? Šalta, įsijungiau. 21 šilumos būt. Trečią nakties 3 laipsniai buvo. No. Drevėjai? Jo. What the fuck is going on? O Simutė šalta? Simutė iš vis netrokiai negyva buvo. Rimtai? O Lūlova per čia. Aš va šitai. Bet čia jūs patogiai, nieko nereikia tų čia žinių keitaliot. Pas mus čia tarpas toksai yra. Įdedi tą. Šunis reikia keitaliot. Visi nori čia miegot. Bruno kaukė, negali užšokti ant lovos. Jezu, galvojau. Bet viskas gerai, išgyvenom pirmą naktį. Dešelės jau dan. Jonui pasiūliau tokių krenų special. Pabandyk. Nu tai kad mažai pabandėjai. O? Yra. Nieko nėra? Nieko. Ne, aš vaikystį valgydavom kilogramais, tai. Bet aš ryte. Yra. Jonas sako nieko. Nieko ir yra. Aš šiaip tiesiog įkritau. Man instinktas linutę saugoti, ar jai nešalta. Jo, čia Vignas realiai kas valdo. O nešalta tau? Gal jums šildymą? Va, ką tik buvo visa mūsų pusryčių vieta, dabar nieko nebėra. Ir kelionį pasiruošė 600 km. 587. Jeigu tiksliai, o varom iki Energylandijos, ten yra kažkoks kempingas. Kietas kempingas? Miške, toks ant žolytės ar ant asfalto? Ne, tenais bus prie to pramogų parko. Grinai, visiškai. Aš jas mačiau tenai, kaip buvo. Nu ką, išvažiuojam jau iš savo pirmo kempingo. Karoliukas puikiai, grakščiai, liko Jonas ir Ignas.
Karaliukui su Aiste jau bėga. Žinai, nedaug vandens naudojau, gal čia ir visas. Gali būt, nu. Jonas važiuoja. Vos Ignas čia. Kampai, super. Labai gerai. Kalniuką. Ir pravaro. Viskas, išvažiavo visi saugiai, mes esam pasiruošę labai ilgai kelionį, 600 km iki Energylandijos. Bet nežinom, dar eisime atrakcionus, šitai kad kempingas ten. Tai važiavom paskui Karaliuką vėl ir važiavom tepalų užsipilti, nes pasirodo kažkodėl trūksta. O tu matai, kaip pasibėga? Aš nufilmavau darbą. Aistė sako, aš nežinau, gal čia vanduo. Pasiruošęs, Melė? Taip, pasiruošęs, visai laukiu, gera nuotaika, visai skaniai pavalgiau. Kaip ir man naktis? Pem. Yeah. Tikėkime, antra bus geresnė. Tikėkime. Dabar bus dvigubai šilčiau, tai bus 6 laipsniai naktį. Tai šiaip man labai patiko mūsų kaldra, viskas šiltai, bet kažkas taip, žinau. Nu dar pradžia. Reikia priprasti, ne? Jo. Davai, let's go. Let's go. Prasideda operacija. Karaliukas pila tepalus pirmą kartą gyvenime. Kol atradau, kur benzą užpildą, dizelį. Tai tepalus bus dar sudėtingiau. Zabierać te kurwa samochody, a nie blokujesz mi tu. Tam przestanę, zatankowałeś, odjedź. A nie kurwa stoją i gadają. To čia reikia, ble. Kurwa. Nie mogą się go... Davai, važiuok. Pradėjo rėkt, sako, kurva, kur čia? Kurva. Kodėl? Nu taip, aš į blokinam. Jis nori benzų spilt, tai kaip ir logiška, bet nu gražiai gali pasakyti, žinai. O nereikia, kurva. Jo, mes jau suprantam. Kurva, dabar oro reikės užpilt, kurva, dabar tai kaip čia kurva. Kurwa. Nu daryk tą kapotą. Nu žiūrėsim, jeigu dingsta, tai kelionė bus smagi. Jeigu ne, irgi bus smagi. Pirma moteris už vairo. Simutė vairuoja. Let's go! Ar pasiruošęs? Vienas iš mūsų kemperių vakį važiuoja, matot? Dabar aš perėjau šturbono rolę ir važiuoju pirmas. Opa. Atsimenu, kai studijų pirmam kurse varėm su draugais į Lenkiją, tai parašė tą varę. Simutė pradėjo vairuoti. Sekas gerai. Net tokiom blogom oro sąlygom, kaip lietus lyja, bet va, atsipūtus mergaitės vairuoja, mechaninė pavarų dėžė. Kiekvieną kartą buvau įkesus. Nes tu buvai palikęs mane. Tik viena problemytė, lietutis lyja. Bet vis tiek labai gražu. Nekantraujam, pamatyti, kas bus toliau. Atvažiavome į degalinę ir mus aplenkė mocų visas būrys. Ir žodžiu, jie irgi čia atvažiavo, tai dabar tiesiog nebespėjom užsipilti kuro pirmi, tai visos kolonėlės užimtos. Ką daryti? Laukiam. Užsipilam visi kūrą ir važiavom toliau į Energylandiją. Jau nebedaug liko, noriu jau atsigulti. Žiūrėjau, pavargau šiaip. Linutė, on the mission. Ką parneši? Surainė. Man kokį big taste, okei? Oi, žinokit, kaip faina, kad gali sustoti, va čia kaip furistai. Važiavom šiandien visą dieną. Ir čiliakas dabar, lovytį, taip gera. Išsitiesti, taip minkšta, atrodo, kad ant debesų visiškai. Nerealiai. O dar pareis big taste, bro. Suprasit. Galvoju, lovytį pavalgysiu skaniai, ramiai. Ne, sako, turim valgyti visi, važiuojam visi ir valgom visi. Miegam irgi visi. Bliau, aš čia festinau mėnesį laiko. Antra diena. Labą dieną. Ką, nebedaug liko, 29 minutės ir 23 km ir būsim savo kempinge. Jau laukiu, aš tikrai, nežinau kaip Linutė. Laukiu ir aš. Taip apsiniaukiu, bet nelyja, bet šalta. 12 laipsnių. Šausim vėl električką, pasikrausim visus telefonus, kamerytės, droniuką gal pakelsim, pažiūrėsim, kur mes čia atvažiavom. Palsėsim ir rytoj laukia įdomus dalykai, rytoj gali būti
kad reikės labai anksti keltis ir važiuoti į Aušvico stovyklą, pažiūrėti truputį istorijos ir nežinau, ar leisti ten kamerą, parodyti kažkiek jums. Nuotaika nebus pati geriausia, visų pirma rytas, visų antra pamatyti visus trėmimo įrodymus ir taip toliau. Tai bus, pažiūrėsim. Niūru, manau. Niūru, gali būti tikrai, bet įdomu. Nenuklysim toli nuo maršruto ir čia visai arti galima pamatyti bėgius, kur buvo tremiami žydai į Aušvico stovyklą. Tai sakė, gali pamatyti tiesiog iš toli juos, nereikia kažkur eiti, bilietų pirkti ir taip toliau, tiesiog matosi tie bėgiai. Tai važiavom pažiūrėti. Matote? Wow! Eik tu savo. Bale, toks jausmas, kad tikrai buvęs. Blemba, Jonai žiauri įdomu, jis belie kiek filmų matė. Va, žiūrėkit, traukinukas va čia atvažiuoja ir va ten visus paleidžia. Tvoras dar visas išlikusias. O dėtos tvoras kaip vaišė atrodo. Nugalvojom, kad rytoj šitos nuotaikas prasidės, bet jau dabar prasideda. Bet šiaip tai labai įdomu pažiūrėti. Čia dabar aš net nesu buvęs. Visokių klausimų. Išsibuvus Lenkijoje 2 stovyklose, jos buvo žymiai mažesnės. Labai mažai atsimenu tik tą sieną, kuriuo sušaudydavo, žinai, ir tipo likė tą sieną visą tokia tipo. Bet Aušvice Blemo, oras tai visiškai lanky tokią vietą. Apsiniaukia, tuoj lietus, dulksna krenta. Einu vieną baraką pažiūrėsiu. Dėl įdomumo, blemo, žiūri. Akcinas. Tokios nekokios nuotaikos. Atėjus čia. O, čia žiūrėkit kažkokios skylės. Įdomu, kas čia. Va dėl to reikėtų pasimti gidą, kad viską papasakotų. Tai va rytoj gal pavyks mums tai padaryti. Trumpas apsilankymas. Tai mes gausime rytoj tą gidą? Turėtume gauti tą gidą. Jo? Kelintą rytą? 7:30 reikia būti registratūrai. Eik tu savo. Turėjom tiesiog 11 valandą atvaryti, bet kažkas atsišaukė, gidas ar kaip. Ne, tenais perpardavinė, tai žodžiu, neįmanoma gauti bilietų, jeigu neperki prieš gerą mėnesį. Perki iš perpardavinėtojų, kurie iš tikrųjų tų bilietų neturi ir bando gauti, ir jeigu negavo, sako, kad pakeitė laiką, atšaukė ir panašiai. Tai mums taip ir įvyko. Orelis. Vakar buvo geriau, tikrai. Per pirmą vlogą matėt, saulytę šviečia, atvaram, dabar biški lietučių, bet tikėkimės kitas dienas nebelis ir bus geras oras. Bet šiaip ir gerai toks, nes iš karto noris eiti mėgot, nes ir to 7:03 jau reiks važiuoti. Ką gero? Važiuojam į kempą dabar. Davai. Va, jau beveik sutemus, atvykome į Energylandiją. Visur jau matosi amerikietiški kalneliai. Ir mūsų kempingas visiškai va čia bus prie jo. Tu pasiruošus? Taip, šalia Energylandijos. Gaila taip neėjo ir kažkaip nelabai veikia. Gal neveikia? Tai dabar Niekas jau. nevažiuoja. Kempingas čia ir bus. Praeitą kartą buvom ant žolytės, tikėkimės ir dabar bus, o ne va ten tokio žvyro tiesiog. Aha, kaip Dubajų čia tu paplūdėmiai. Va, pažiūrėkit, kempingas Energylandijos. Visai kietai atrodo. Nu, toks naujoviškas, su stiliuku padarytas. Duokit bilietą. Opa, turim bilietą, vartai atsidarė. Let's go, žiūrėkit, naujas asfaltas, viską pasitinka. Sakė, bus Wi-Fi. O kur parkuot? Kažkaip mes drįsi čia būsim, atrodo. 3 kemperiai. Važiuosim ten prie Katulkį būtų, ar tai šalia vienas kitos susiparkuosim? Kaip tu šiandien nori tokių Nu, tai varom dabar ratą, važiuosim, pažiūrėsim kaip. Aš noriu atskirai šiandien su Linute. Tai gali tą į dešinę pusę varyk vieną. Ne, aš tai su jumis Ignas gali atskirai. Va, pažiūrėkit, čia kokias atskiras vietytės. Taip gražiai padaryta labai. Aš galvoju, žinai, kad čia bus, va. Aš irgi čia galvoju, Bet šitoj pusėje jūs pažiūrėkit. Labai jaukiai. Labai jaukiai. Tokios vietelės specialios. Ir va, žiūrėkit. Toilet. Best toilets in town, Royal Flush. Veikt, labai įdomu. Labai fainai, kaip mini miestelis. Jo. Nu, šokam iš kemperių, šaunam elektrą, viską kraunam. Bet pažiūrėkit, kokia čia atskira erdvutė tokia. Ja, tai viskas. Eisim po to dušus jums aprodysiu. Ei, kaimynai, labą dieną. Sveiki. O, žiūrėk, baseinas yra. Na taip. Gal galėsime iššokti? Žiūrėkit, basikas ten yra vasara. Čia atvarai ir būni.
Nu, jie jau mane kviečia, sako. Tau patinka tas kritelis. A, jo, labai. Pažiūrėkit. Čia visiškai karališkai. Čia toksai. Bet čia gal... Pažiūrėk, ką jis tėvą tanai pažiūrėk. What the fuck? Ko čia vyksta? Atrodo, kad į viešbutį atvarė. Visiškai naujas. Va, pažiūrėkit, koks dušas. Bleva, jeigu bus pirtis, tai visiškai. Kažin, kiek šitas parą kainuoja? 100 kem zlotų, ne? Šitas kempingas 100 kem zlotų. Aš šito nemačiau. Čia gal džiavitas? Reikia gal išsiplauti, dar geras, kad cool. O tai jūs nenorit ar toliau nuvažiuot? Jau jūs mums čia. Giovanis, hujak į kitą galą. Mes dar likom su Karoliuku ir Aiste. Mes varysim kitais metais į Ameriką. Mes keturiese varysim, jie nebenori su mumis. Nu ir tegu būna tokia. Klasikinis darbas, klasikinis. Električka. Žiūrėkit. Opa. Tai saugiai pas mus daryta. Jungta, ne? Turbūt jo. Jo. Viskas, Linutė, išsimaudėm. Dar jinai džiavinasi galvą, o man liko smagiausia dalis dienos, tai tiesiog pasiruošti jau miegui ir uždarinėti šitas užalaidėlės. Čia va toks yra, žiūrėkit, visai kietas. Ir užsifiksuoja. Viskas kaip ir ready ir galime eiti ilsėtis. Po truputuką, bet dabar aišku reikia padirbėti ir jau ilsėtis. O rytoj varome į Aušvicą, keliame 6 ryto, važiuojam. Turim būti 7:30 jau tenai, kad gautume gidą ir švis vietą tenai pakliūti, pasivaikščioti ir pasitengsiu kažką parodyti jums. Tai kol kas labanakt. Nu ką, labas rytas. Opa. Lina dar. Kaip visada savo. Važiuok. Ką? Aš mėgosiu tau važiuoti. Ką sakai? Aš mėgosiu tau važiuoti. Gerai. 10 laipsnių. Aš Karoliukui sakau, tu atjungi elektrą ir nutemp mūsų virvę. Bet vis tiek reikia pačiam keltis ir varyti. Važiuojam į Aušvicą. Pažiūrėsim, ar mums ten duos tą gidą ar neduos. Oras tai toks, apsiniaukimas, 10 laipsnių. Oras tai toks, ką yra kemperis. Jau susipakavę gal. Kažkas dar atsikėlė. Giovanni, pavargęs. Opa! Mes čia žadintuvą vėlai užsistatė. 7:03 normaliai. 6:03. Ai, 6:03. Be 10, 6. Mes jau rėdį galim važiuoti. Ne? Nu? Kaip jūs mėgojat? Antrą naktis. Be miego. Jo. Kodėl? Ai, žiūrėjau filmus. Rimtai? Last of Us, Mobland. Bet jūs langą atsidarėt, turbūt šildymą buvai palikęs visą naktį. Ne, dabar tik atsidarė. Iš karto drabužių savo. Tai kad važiuok, jeigu čia būsi taip apsiguitęs, tai kiek čia yra vietos? Šaukimas nuo ryto. Tavo pasikloji lovą? Ne. Ne? Tu nepasikloji, nes aš paklojau. O, esu iš karto. Staigiai! Ta vlogė bus pats realiausias gyvenimas, koks gali būti. Gerai, aš jūs palieku, išsijungsi kamerą. Nu ką, net nespėjom pavalgyti. Turim valgyti vairuodami, važiuojam iki stovyklos. Skanu. Minutė padarė tokį sukinuką. Mes turim anksti atvažiuoti, bet nežinia, kada tas turas bus. Jis gali būti 8 vakare. Arba, nežinau. Svarbu bilietus nusipirkam. Jo, svarbu bilietus nusipirkam. Ir žiūrėsim, ar mums pavyks šitas planas jų, ar ne. Tai dabar žiūrėsim. Nu panašu, kad gauna mums vietą. Žodžiu, paliekam kemperį, nes parkingas kainuoja 20 €. Aš galvoju, sutaupysim vis tiek. Sėdam pas Karoliuką į kemperį ir važiuojam. Nu, ką darys. Pažiūrėkit, kiek žmonių. Panašu, kad gausim. Tikėtus, pažiūrėkit, kiek žmonių. Ten eilė įeiti. Jonas kaip visada vėluoja, tai mes kažkaip priprašym, kad leistų, nes reikia būtent, kad būtų žmogus ir turėtų savo pasą. Kaip ir sakiau, kad nebūtų perpardavinėtojų bilietų. 9 valandą turas, viskas kaip ir gerai. O čia, kur atsimeni važiavom, Circle K visi bikeriai sustojo, tai čia tie patys.
Wow, English. Pažiūrėkit, viską turim, Aistė viską sudylino, maladėts. Pastresavom. Gaila, sakau, būtų pasakę, būkit visi eiliai, tada kitaip būtume susiorganizavę. Dabar priejau prie kasos. Bet mums dar reikės šito eilė išlaukti. Ai, ne, įleis visus vienu metu, ne? English. 9.0. Mokinė. Olinai turėjo būti nuolaida, nes jinai dar 12-okė. Pasiėmam ausinytės. Visi jau užsidėjo savo ausinukės. Judame į turą. Pačią pirmą stovyklą, žiūrėjom dujų kamerą, krematoriumą ir dabar vysim į tą didesnį, tai yra Birkenau. Ten belė kiek jau žmonių gyveno. Parodė visą procesą, kaip juos atveždavo, kaip atrinkdavo, kas jau iš karto į dujų kamerą, kas eina dirbti kaliniais ir, žodžiu, statyti naujas stovyklavietės. Dabar važiavam dar į didesnį, ten turėtų būti žiauru. Su autobusu važiuojam iki Birkenau. Daug žmonių labai. Varėm, kur vakar aš ėjau, trumpam apžiūrėti. Sakė, va šitam vagone 80 žmonių tilpdavo. 4-5 dienas važiuodavo. Tai kur buvom pirmam Aušvico stovykloje, kur ten pirmas buvo kempas, tai visi tie darbuotojai ateidavo 2 kilometrus. Ir statė va šituos kampus, tai visus pastatė. Čia gyveno moteris, apie 700 moterų gyveno viename šitame pastate. Dabar einam pažiūrėti, kokios buvo sąlygos. Viskas, baigėsi mūsų ekskursija, varom su autobusu iki savo kemperiuko ir važiuosim link kempingo. Nu ką, mes pasiruošę su Linučiuku. Norim labai miego, mes abu, bet jaunas žvengia iš mūsų. Jie nenori miego, jiems viskas gerai, mes kažkodėl tokie... Pavargę. Žodžiu, mums dabar reikia važiuoti iki čia. Kitas kempingas, 162 km ir 2 valandos 33 minutės važiuoti ir pravažiuosim čia keletą miestelių ir jau būsim Slovakijoje. Taip, reikės užsidėti lipdukus, sakė, nes negalima didelę mašiną važiuoti be jų. Ir pravažiuosim Žiliną miestelį ir miegosim kempingą šiandien vėl. Kaip ir visada. Visi pasiruošę? Visi beveik pasiruošę. Kūrėm bolidą. Let's go. Okay, let's go. Oras visiškai pagerėjo, saulytė šviečia. Šilta. Taip, labai. 15 laipsnių. Tikėkime, taip ir bus, kai nuvažiuosim į kempingą ir galėsim jau degintis ir kepti šašlyką. Mums nedaug važiuoti, beveik 3 valandas. Nedaug, ką šitie yra? Vakar, šiandien, užvakar ir taip kiekvieną dieną. Žodžiu, meta mus čia keliais tokiais, kad tiesiog vieną mašiną pravažiuoja. Tai jeigu atvažiuos kita, tai čia jau bus reikalų. Vaizdai gražus, bet pagal vaizdą važiuojam, tai vaizdas kažkokį šiltą malą. Reikėtų gal Google Maps naudoti, būtų geriau biškį. Nes dabar važiuojam kaimo keliukais tiesiog. Jau kokį 30 minučių esame Joną pametę, važiuojam tik tai mes su Karoliu. Įdomiais keliukais, bet gražu ten pasižiūrėti, kad vos labai daug. Atrodo, tas miestelis ir pasižiūri, jie jau čia gyvena. Vis tiek įdomiau negu greitai. Įdomiau, bet labai lėtai ir sunkiau vairuoti. Prasideda kelionės kalnais, pažiūrėkit, visai kietai važiuoja. Nu, visi susitikom vėl pagaliau. Buvom trumpai pasimetę. 15 minučių. Ir vėl visi jau užsivilgė mojuoja. Dabar pirmą kartą pirksime vinjetės. Aš dar nesu liktis pirkęs niekada. Tai parodysiu jums. Tai žodžiu, sakė Aistė, kad degaliniai nebėra.
Čia neparduoda. Net neparduoda, tai žodžiu. Kaip ir sakiau, važiuoja per sieną ir nusipirka. O, Lulu vairuoja, žiūrėkit. Labai gražus tiltas, važiuojam per jį. Sakėm, važiuosim į Slovakiją, bet dar ir Čekijos Respubliką kertam, kad ten įvažiuoti. Elektronika vinietė. Nu va, čia žiūrėkit yra aparatas vinietės. Respublika of Lithuania. Va, plate atspindi. Nu ir ką atspausina, tiesiog čekiuką. Jo, tai nieko neklijuosim ant lango. Boring. Elektroninė. Dabar Giovanni lieš. Aš galvau, čia klijuosim, o tokias nesąmonės. Bet čia elektroninė, tai nebereikia. Nieko. Turime vinietės, nusipirkę, kainavo 2000... O, ką čia nusiškėjo? Ką aš galvoju, what? 290 CZK. Ne, čia jau turbūt Ai. čekiškų. Kiek 290? 11,5. 11,56 eurų. Šiam 5. Kempingo ten pasirodo, sakė, gali būti baseinas. Lauke ar viduje? Nu, aš nežinau. Gal viduje. O gal ir lauke. Labai smagu, visiškai pasikeitė kraštovaizdis, vien kalnai žalia ir iškart gera nuotaika. Platus laukai, saulė šviečia. Jo, saulytė iškart priduoda geros nuotaikos. Ir važiuojame iki kempingo, liko 73 km ir pasieksim savo šiandienos destinationą. Wow! Nusipirkam dar vieną vinietę, nes įvažiavom jau į Slovakiją. Vyškai pavažiuoji, perki. Taip gavosi dabar. Bet viskas, dabar 54 minutės ir būsim kempingę savo. Pagaliau! Va, po visos dienos jau beveik atvažiavom į kempingą, va, pažiūrėkit, žmonės eina haikus ir mes taip eisim rytoj. Jau nebedaug liko visiškai. Man telefonas išsikrovė, Linutė išsikrovė ir štai mūsų kempingas kaip iš filmų Amerikos, kai važiuoja. Baseinas yra. Yra ir baseinas, Lina gal ir maudysis, parodys maudimuką kokį nusipirko. Welcome Vitame Vas Vilokome Camping. Manys, kad Jasnava, vadinasi jisai. Bufetas yra, judame. Važiuojam ieškoti vietos, visi žmonės žiūri. Apkalbinėjo, nu čia šitie jau vokiečiai. Matosi numerius. Nu gal ir mato. Pažiūrėkit, koks čia basikas yra. O toks nes. Nu ką, visa hebryta suvažiavo, atsipalaidavę. Paukštukai čiulba, žinokit, oras. Superinis kalnų oras. 3 kemperiai. Ir būsim visiškai vidury, pažiūrėkit. Čia nameliai kažkokie. Čia va dar kaimynai su tokiu kemperiuku atvažiavę. Ir va mūsų. Viskas, aš einu į tualetą ir einu atsidaryti Desperados. Nu va, vaizdas iškart kitoks, žiūrėkit, kalnai. Tikras kemperiavimas jau. Tikė tai tobula. Visi turim savo užduotis. Mes išimam kėdės. Jie kėdės išsiema. Jonas Smutė visada turi paruošti šuniukam gardelį, kad jie nepabėgtų, nes labai daug žmonių. Ir kiekvieną kartą va tokį sudėlioja. O mes einam užimti grilių, nes žmonių belė kiek čia. Pasidarysim, čia reikia visus cigarus išmesti, nes nelabai skaniai atrodo. Išgyventumėm gamtoj. Tikrai? Išgyventumėm gamtoj, va. Turim šitą. Šitą. Kaip man, pavyks man iškepčiau? Aš manau, kad pavyks, kodėl ne. Turim va tiek mėsytės, 6 žmonėm. Dar viena vakarienė. One more vakarien. Šiandien biškį rimčiau. Nutriu iš kelionę. Vieną tostą. Kad daugiau taip nelėktume. 3, 2. Nu ką, sutemo, vynelis dar vienas atidarytas ir prasideda stalo žaidimai. Turime anglišką žaidimą, nors jai neleido atsivežti jo, bet jinai vis tiek atsivežė. Lengva. Dabar visi klausimai. Ir turim auksinį protą. Kim Kardashian.
Would I return a wallet with 5,000 in it? Čia labai priklauso, ar yra numeris užrašytas ant tos piniginės, ar kur jinai turi grąžinti. Gal. Gerai. Mano telefono numerį. Parodyk. Aš jas grąžinsiu. Tai visi apsibraukit vienetuką. Aš ją tikrai pažįstu. Aš ją pažįstu. Tikroji liūdėlių. Nu gerai. Nu kur tu grąžintum, Saulė? 5 štukės. Kur? Aš esu grąžinusi, žinai, kiek 107 eurų. Tai ne 5 štukų. Nu. Žinai, ką aš padaryčiau, jeigu aš nerašiau, aš geriau palikčiau vietoj. Aš palikčiau vietoj, nes tas žmogus žino. Ne, jūs čia daro dėl to, kad filmuoji. Nu tikrai nepasiimčiau ir paskui gyvent su tais pinigais. Man paduotų? Nu pirk kelionę. Ignai grąžinks, arba ne. Who from this group would take with me to climb Mount Everest? Bliam. Bliam. Aiškiai nežinau. Nu bliam. Bliam. Nu, Ignelė. Sima. Nu tai pasiruošę? Nu rodykit. Linutė. No, Giovanni. Giovanni. Bliamba, jūs susitarė čia, kad taškus tik ir. Nu aš tai realiai Aš rašau. galvoju, karalius. Visko, Jonai, prašai, Jonai tiek. Jo, Jonai, ateik čia vis laik Jonai filmuoja Viską, Jonai. Nerašiau, aš geriau Žodžiu, negau taškai. Man Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat. Ir nepamirškit pasidalinti su draugais, jeigu jums patiko šitas video. O mes einam žaisti stalo žaidimus. Like and subscribe. Like. Ne, like and subscribe. Like and subscribe. Like and Trys. subscribe now.